Mokykla turi būti vieta, kurioje pirmiausia laiką nori leisti mokytojai, kur jie gali daryti tai, dėl ko jie tapo mokytojais, kai jie bendrauja su mokiniais, kuria užduotis, kuria švietimą. Labai daug kalbam apie lyderystę, apie žmogiškų išteklių valdymą, kaip pasiekti gerų rezultatų ir visada aptariam tai, kad kiekvieną iš šių dalykų mes galim pritaikyti ir klasiai, savo mokiniams. Mokykloje svarbu ne tik akademiškumas, taip pat svarbu ir gebėjimas mokytis, keltis tikslus, būti atkakliems. Mokiniai sėkmingai mokosi tada, kai jie pasitiki savim. Ugdymas turi būti susijęs su jų kasdienybė, tada pats mokymosi procesas kur kas labiau juos įtraukia. Tikimės, kad mokyklą baigęs mokinys bus ne tik tais įvairiapusiškai brandi asmenybė, bet mokės kelti klausimus, turės savo nuomonę, gebės komunikuoti, pristatys save. Gimnazija tai yra vieta, erdvė, kultūra, santykis, kuris gali padėti tapti tiek mokytojui, tiek mokiniui savo geriausią versiją.